2002 metų rugpjūčio vidurys. Kupiškio žemės ūkio mokykloje, liaudyje vadinamoje tiesiog profkė, kvepia šviežiais dažais, senu linoleumu ir artėjančiu rudeniu. Koridoriuje tvankus oras maišosi su tyla, kurią kartais pertraukia popierių šlamėjimą sekretorėte. Prie kabineto durų, ant kurių kabo lentelė su užrašu mokytojų kambarys, šalimais ant medinio suolo sėdi 17-metis vaikinas usūrinis kumštis su mama Irena. Usūrinis kiek susigūžęs kaimiško paprastumo, o Irena nervingai rankose gniaužia rankinę ir sūnaus dokumentus. Jiedu yra atvykę iš Mičiūniškio kaimo Kupiškio rajono gilumoje. Prieš tai jie dar lankėsi miesto poliklinikoje, kur vietos bufete Usūrinis slapta nuo tėvų buvo nusipirkęs erotinį žurnalą vyrams. Dabar tas žurnalas jam yra paslėptas nuo svetimų akių šalia mokyklos gatvėje stovinčiame jo tėvo Juozo vairuojamame VW Passate. Kurį laiką belaukiant čia, pastato viduje tvyro ramybė. Bet jau greitai koridoriuje iš kairės pusės nuo laiptinės pasigirsta žingsniai, garsiai kaukšėdamas sportinių batelių padais ateina Ginkmedis. Jis tipiškas to meto miesto marozas, trumpai kirptas su Adidas treninginėmis kelnėmis ir odinė striuke, nors lauke dar šilta. Jo judesiai pilni pasitikėjimo savimi, o veide lengva arogancija. Štai kaip galėjo atrodyti šis pirmasis dar taikus, bet jau įtampos pilnas jų susitikimas. Ginkmedis prieina prie mokytojų kambario durų, sulėtina žingsnį, sustoja ir nužiūri Usūrinį nuo galvos iki kojų. Jo žvilgsnis kreivas, vertinantis, šiek tiek pašaipus, jam keistai atrodo Usūrinio kaimiška apranga, kad jis vilki nunešiotais atrodančius marškinėlius su trumpomis rankovėmis. Dar ir tai, kad jis čia sėdi su mama. Ginkmedis atsiremia į sieną netoli suolo, iš po striukės skverno įsitraukia į pundelį susuktus asmeninius dokumentus, dar įsitraukia kramtomąją gumą, čia pas direktorių eilė, ar kur. Ką čia duoda pasimokint? Irena, skubiai šiek tiek sunerimusi, norėdama pasirodyti paslaugi, ne, vaikeli, čia į administraciją. Prašymus rašom. Mano sūnus va, statybininku nori stot. Nuo rudens čia mokysis. O tu irgi čia su reikaliukais įstoti kažkur? Ginkmedis spjauna skreplį tiesiai ant grindų, įsideda burnon gumos gabalėlį, pradeda jį čiaumoti ir vėl kreivų žvilgsnį dirstelėja į Usūrinį, nu. Kaip irgi ant statybos. Reikiagi kažkokį popierių turėt, kad mentai nesikabinėtų, ko nedirbu, pabaigęs vidurinę šūlę. Paskui pažvelgia ir į kaimiečio mamos Irenos pusę. Įvertina jos turimą aprangą, ta jo akimis atrodo apsirengusi daug puošniau nei sūnus, pas ją lengva, vasariška palaidinė be rankovių. Ties pečiais iš po medžiagos grakščiai kyšo dalis jos vilkimos po drabužiais liemenėlės petnešėlių, juodas sijonas viršum kelių, po jo saulės spinduliai žaidžia ant blizgios mūvimų pėdkelnių medžiagos. O jos atviros basutės tiesiog net visos tviska nuo naujumo, matosi, ką tik visai neseniai buvo pirktos. Tada miestietis atsisuka tiesiai į Usūrinį, balsas pusiau ramiu, pusiau įžūliu tonu, tai ką klasiokas būsi? Kuo vardu? Usūrinis tyliai, šiek tiek sutrikęs nuo tokio tiesmuko tono, bando įsitiesti ant suolo kumštis. Nu, ta prasme, mano vardas Usūrinis. Bet pirmą norėjau pavardę pasisakyti. Ginkmedis sarkastiškai šypteli vieną lūpų pusę, Usūrinis. Tai tu tikrai iš kaimo gal esi kilęs, kad toks retas vardas? Geras, o maniau, čia tavo pavardė. Aš Ginkmedis. Miestinis. Ką tik 12 klasių miesto pagrindinėje šūlėje baigiau. Mėgstu klausytis Linkin Parkų, Metalikos. Patinka krapštytis prie britvų. Irena įsiterpia, norėdama užglaistyti keistą atmosferą, va kaip gražu, jau ir pažįstami būsit. Usūrinį, matai, ir draugą turėsi klasėje. Ginkmedis pajuto susidomėjimą pašnekovais. Ginkmedis klausia, sūnus toks įdomus vardas, gal jūs jam miške, kur būdama tą vardą ir sugalvojote. Irena tik pavarto akis, nepaaiškina nieko ir meta savo klausimą miestiečiui, gal padėsit mano čia vienatėliui apsiprasti, jisgi iš kaimo, ramesnis toks. Ginkmedis irgi pavarto akis, išgirdę žodį draugas, vėl įsmeigė žvilgsnį į Usūrinį, nu, padėsim, teta. Jei klausys.
O tu, usūrini, cementą maišyt bent moki, ar tik prie mamytės sijono sėdėt? Žiūrėk, profkė čia ne kaimo mokykla, čia greit dantis praretina, jei ne tai pažiūri. Usūrinis pajunta pirmąjį vidinį pykčio virpesį, bet dar tyli, nenorėdamas kelti senų prie mamos, tik stipriau sugniaužia kumščius, moku viską. Kaimo darbuose netokius svorius kilnojom. Cementas man nebaisu. O ir marozų pats gyvenime jau esu regėjęs. Kai miesto pakaniokas paminėjo tuos jo mėgstamus muzikos atlikėjus, viduje dėl kažkiek suspurdo ir paties Mičiūniškiečio širdis. Jam irgi patinka klausytis muzikos, bet tikrai ne tokių grupių. Jam patinka tik airių roko grupė YouTube ir niekas daugiau. Tiesa, bet ir apie tą metaliką jis yra kažkiek kažką truputis žinantis. Jam vienintelė gera to metalo muzikos daina tik Enter Sandman, kitos jam nepatinka. Ginkmedis pastebi usūrinio įsitempimą, jo žvilgsnis pasidaro dar kreivesnis, atsiranda pirmoji konkurencijos kibirkštis, nors rimto pykčio tą dieną dar nėra, matysim rudenį koks tu kietas darbininkas. Profkės bendrabutyje greit parodysim, kas čia svorius kilnoja. Tuo metu atsidaro mokytojų kambario kabineto durys. Išeina jauna, šviesiaplaukė, apvaliais veido skruostais moteris. Sekretorė pašaukia, kas kita su prašymais. Irena greitai atsistoja, va, mums jau laikas. Einam, usūrini. Atsisuka ir į Ginkmedį, iki pasimatymo, vaikeli, rudenį susitiksim. Ginkmedis atsitraukia nuo sienos, numeta ranką, davai. Sėkmės rašant. Žiūrėk, usūrini, klaidų nepadaryk, o tai dar nepriims į strojčiukų elitą. Usūrini su mama užeina į kabinetą. Ginkmedis lieka koridoriuje, palydėdamas juos tuo pačiu kreivu, pašaipiu žvilgsniu. Kaimiečiai, blet, dar vieni kaimiečiai vėl į profkę eilinį sykį renkasi, tyliai sau vėl pagalvojo jis. Ta 2002 rugpjūčio popietę jie dar nežinojo, kad vos po kelių savaičių šis koridorinis pasikandžiojimas virs tikrų, krūvinų karų dėl autoriteto Kupiškio profkėje. Usūrinis tądien pateikė savo prašymus tapti statybininkų profesijos mokiniu.